S5AL aliuminių rėmų. Šiaip lengvesnis, maksimali apkrova 150 kg, bendras svoris 30 kg su baterija kartu skaičiuojamas. Tai yra panašus į principų į šitą mėlyną, bet jis šiek tiek kompaktiškiau susilanksto. Galima labiau prisitaikyti vairą, nes jis vairas yra reguliuojamas. Čia yra elementari tokia iškiša, kurią galima pasisukti priekį. Jūsų fantazijai galite ją apsisukti į priekį, tada ten nulenksit arba į priekį. Ir jis šiek tiek, kaip minėjau, yra geriau susilanksto. Tai parametrais tas pats. Ličio jonų baterija, 500 W, 12 Ah baterija yra. Bet priekį amortizatoriai. Dabar, kad iš manęs tyčiojais iš praeito video, šitas galima dėti tiek į priekį ir jisai patogiai nešiojasi, bet aišku, jis mažesnis už šitą yra. Bet ir į galą. Tai pavyzdžiui, dabar įdėsiu į galą. Ir tegu iš čia būna, kad mums nesimaišytų. Visas valdymas yra tikrai panašus. Tai rodo baterijas, galima įjungti šviesą ir išjungti. Šviečia, matai. Tada yra greičiai turbūt, va šitam. Čia yra greičiai, 3 greičiai. Pipsis vienodas, ir čia atbulinis arba priekinis. Čia kas yra kitaip, čia jau yra vienas stabdis, sujungti abudu ratai prie jo. Tai stabdosi jau abudu galiniai ratai. Varikliai stovi ant galo, galinis galas varomas pilnai. Turbūt beliko ką dabar mums pabandyti jį sulankstyti pradžiui. Šiaip nuoširdžiai gal šitas, jis mat ilgesnį turi šitą ir jisai, net nežinau, šiaip nėra ir anas blogai, bet šitas gal platesnis. Čia gal žinai, kas yra kitaip? Šitam biški svorio centras kitur, man atrodo, labiau į galą. Dabar žiūrim, noriu apsisukti aš vietoj. Žinot, kas čia yra kitaip? Tai pavyzdžiui, visai jau, jeigu nori 90 laipsnių, čia iš vis vos neapsisuka. Tai jau nesusuksit. Iš dalies šitas yra, kai kartais neblogai, jūs tada galite beveik savo vietą apsisukti. Bet šitas mažiau manevringas, bet lygiai, panašiai irgi galima sukiotis. Bet biškit norėtus gal dar labiau, jeigu jau taip pilnai žiūrint, kaip anas ką daro. Tai bet sėdėsena jų panaši, realiai vienoda. Neblogas variantas irgi. Dabar turbūt ką, bandom sulankstyti. Priekis pašia neturi jokio fiksavimo, paėmėt už čia, užmetėt ir turit suvažiuoti. Viskas, šiaip tobula. Kaip matot, tas šiaip įdomiau susilanksto galbūt ta prasme, kad viskas paprasčiau šiek tiek, mažiau vargo reikia įdėti. Ir jisai stovi stabiliai. Tas stovi ant žemės, jį turite į pakelį, o tas susilanksto. Ir praktiškai dar net su juo galite važiuoti, arba yra rankena, galite vežtis. Tai kažkur, tai pavyzdžiui, jeigu reikia įsimesti, aš manau, kad lygiai, kas čia, pavyzdžiui, galiu už tų paimti. Kiek jisai sveria? Neatsimenu šiuo. 30. Tai realiai čia jisai į mašiną įsikelti. Aišku, jeigu turit mobilumo problemų, galbūt nebus tiek, sakykime, jėgos, bet kažkur bent jau persitransportuoti pirmyn atgal į kažkokį ar kitą miestą reikės, ar tiesiog paprašyti, kad ar sūnai ar vaikai ar kažkas tai iš aplinkinių padėtų. Tai jisai tinka ir į mašiną įsidėti. Dabar, pavyzdžiui, noriu aš jį sulankstyti. Nereikia labai jokių ten, sakykime, kad mokėti, kažkokios tai labai išmonės. Turėtų paėmį paspaudėjai. Viskas. Šiaip labai fainai padarytas. Šitas modelis man asmeniškai yra labiau prie širdies. Aišku, jis yra šiek tiek brangesnis. Ne dėl to man prie širdies labiau. Bet jisai susilanksto patogiau. Gal šiek tiek, aš dabar atkreipiu dėmesį, kad šitos jėgos reikia. Tai jeigu jau pavyzdžiui, sakykime, išlenkti, toksai šiek tiek liuftas yra. Bet bendrai tai labai smagiai susideda. Taigi, mankius.lt, Kaune ir Vilniuje fizinėse parduotuvėse, salone elektrinio transporto, specializuotame salone jūs galite rasti ir sulankstomus.